Šiandien ardysim Asus N5-3J modelį. Ardysim ir bandysim išvalyti dulkes ir sutepti naują termopastą. Tai pirmiausia atsijungiam bateriją, po to dangtelį nuimam. Čia vienos kojelės jau nėra, bet matau, kad varžtai yra po kojelėm. Nusilupam kojelės. Dangtelis čia reikia stumti į apačią. Čia gan nelengvai atsidaro. Va. Su atsuktuvu pastumėm. Va, pastumam ir atsidarė. Čia yra ramai, operatyvinė atmintis, kietasis diskas. Nu ir ką, ištraukiam kietąjį diską. Už šitą liežuvėlę patraukiam į priekį ir išsitraukia. Toliau sukame visus varžtus, ką matote. Nuimam dangtelį. Baterija dar yra. Kiek čia? 6 varžtai, 5. Visus juos išsukam. Po šitų dangtelių, kur nuėmėm dar 2 varžtai, kurie laiko greičiausiai klaviatūrą. Manau, kad čia dar bus varžtas. Ne, nėra. Va, po šitom galiniam kojelėm dar yra varžtų. Išsukam juos visus lauk. Nu, nenoriu suktis, nes jaučiu, kad tenai yra išlaužtas. Bandom išimti sidiromą. Neina, tada bus prisuktas iš viršaus po klaviatūrą. Apsiverčiame kompiuterį ir imsim dabar lauk klaviatūrą. Va, štai čia yra fiksatoriai, kurios su pincetu arba su plokščio atsuktuvu pastumėm ir klaviatūrą atsargiai prikeliam į viršų. Tada pastumėm kitą, dar kitą, dar kitą ir paskutinis. Klaviatūrą atsargiai pakeliam. Kompiuteris buvo kažkada piltas, matosi, šiek tiek. Atjungiam klaviatūrą. Atjungiam pelę kompiuterio, šitą va. Touchpadą kitaip dar vadinamą.
Va, štai čia yra pritvirtintas sidėromas šito varžto. Atsukam jį ir sidėromas turėtų išsistumti. Va. Va, ištraukiame sidėromą. Čia yra SATA jungtis. Pasitikrinam, ar nėra varžtų. Varžtai čia, kaip matau, buvo, bet jie yra, kažkas buvo ardęs jau prieš tai. Yra nesusukti, taip kad jeigu ardysite, reikės išsukti čia dar 3 varžtus. Nu ir žinoma, išsukame čia visus varžtus. Atjungiam įjungimo knopkę, įjungimo mygtuką ir media panelę. Pakeliam tiesiog laikiklį į viršų ir atsargiai ištraukiam. Va, dabar bandysim pakelti visą šitą priekinę dangtį. Atsargiai lupam, nes tenai visur stovi fiksatoriai, laikikliai, kitaip pasakius. Jas reikia atkabinti. Va, va, nuėmėm. Sunkiai nusiminėjau štai dėl šitų laikiklių. Jūs kai numinėsit, tiesiog kiškite nagą ar kažką tai ir kilstelėkit kampą stipriai į viršų ir atsikabins. Toliau, taip, čia yra USB, jį atjungiame. Čia yra greičiausiai kamera su mikrofonu, irgi atjungiame. Čia yra bevėlis ryšys, atjungiame antenas, nusukame patį bevėlio ryšio plokštelę. Kitaip tariant, čia yra Wi-Fi. Atsijungiam kolonėles. Tiesiog atsargiai galite patempti, klibindami, judindami už laidą. Va. Atjungiau. Tada atjungiam ekrano šleifą. Čia yra šleifukas, per jį perdamas vaizdas į ekraną. Atsargiai jį ištraukiam. Pasižiūrim, ar dar nėra varžtų. O čia yra Bluetooth įrenginys. Mes jo neimsim, tiesiog parodau, kaip jisai atrodo ir kur jisai yra. Va, varžtas, kuris dar laiko pagrindinę plokštę, irgi išsukame lauk. Ir bandome prikelti pagrindinę plokštę, atsargiai jos neskersuojant. Aha, laiko va dar varžtas yra aušintuvo laiko. Išsukam. Va, iš apačios dar laiko. Čia
čia yra kolonėlė, atjungiam ir greičiausiai maitinimas. Maitinimas irgi atjungiam. Viskas, pagrindinė plokštė išėmėm lauk. Kompiuterį padedam į šoną, jau mums kol kas nereikės. Imam pagrindinę plokštę. Va, čia yra aušintuvas ir radiatorius. Juos mes nusukam. Varžtus aušintuvo ir radiatorius gali pasidėti atskirai, bus po to paprasčiau susukti jas atgal. Nereikės ieškoti. Atsijungiam aušintuvą. Nu ką, bandom nuimti. Va. Nuėmėm aušintuvą. Dabar, kad išvalyti patį aušintuvą, reikia šitą foliją atlupti. Atlupam šitą foliją. Va, matote, pasilenkia tada. Ir va, prašau, kas čia darosi. Kaip yra užkišta, viskas dulkiam. Imam šepetėlį ir visą šitą išvalome. Aš va išvaliau, bet dar reikia prapūsti. Čia vat gali tiesiog papūsti ir visos dulkės išlėks lauk. Va, aš jau išpučiau ir aušintuvas kaip ir švarus jau. Taip, toliau imame termopastos. Čia šita yra silikoninė paprasta pasta, bet aišku, jūs galite įsigyti ir geresnės su sidabro dulkiam. Jinai parsiduoda švirkštose. Jinai būna po 2 gramus, po gramą. Jinai yra geresnė, labiau praleidžia karštį ir sutepime su ją. Daug nereikia, labai šiek tiek, kadangi uždėjus aušintuvą ir jį prisukus, jinai pasiskirsto tolygiai visur. Dar kas svarbu, reikia patikrinti šitas gumelės, nes jūs irgi susispaudžia, sukietėja per laiką. Geriau būtų, kad jūs jas pakeistumėte. Va, aš uždėsiu naują. Na ir ką, ir susukam atgal. Atsuktuvas, aiškus, geriausia būtų, kad būtų įmagnetintas, kad jums nereikėtų čiupinėti su tais varžtais. Tiesiog paimkite paprastą magnetą, prie jų prilieskite, patrinkite ir jisai įmagnetins. Aš tai turiu štai tokią. Tai labai patogiai dirbti. Va, tiesiog uždedat ir va varžtas laikosi.
Nu ir viskas, išardėm Asus kompiuterį, sutepėm naują pastą, išvalėme dulkes ir pageidautina tai yra daryti metus bent kartą, nes kitaip kompiuteris pradeda kaisti ir perkaista pagrinde vaizdo plokštės ir tada problemas būna daug didesnės. Reikia keisti visą čipuką, o kaip tai daroma galite pažiūrėti pas manęs pagrindinėme puslapyje tavo kompiuteris.lt. Pirmam puslapyje dešiniam šone yra video. Ir tenai yra video, kaip pakeisti vaizdo plokštę. Galite užeiti ir pasižiūrėti. Sėkmės visiems bandant išsivalyti.